Artėja į pabaigą Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos laikotarpis, kurio metu gali būti teikiamos paraiškos kaimo plėtros fondo finansuojamiems projektams įgyvendinti. Siekiant kuo efektyviau panaudoti įvairių programų priemonių įgyvendinimui numatytų paramos lėšų likučius, nuspręsta jas nukreipti gyvulininkystės sektoriui. Tiek pieno, tiek mėsos sektoriui būtent numatyta yra apie 60 milijonų litų, kad žmonės, kurie užsiima šitą sritim, investuoja, galėtų nusipirkti tiek ir mėšlo šalinimo įrangą, šėrimo įrangą, melžimo aparatus. Šiam lėšų perskirstimui dar turi pritarti Europos komisija, tačiau manoma, kad dėl to problemų nekils. Be to, tai nebus paskutinė parama pasieksianti gyvulių augintojus. Mat gyvulininkystės šaka išliks prioritetinė ir ateinančių 2014-2020 metų laikotarpiu.